Labai džiaugiuosi, kad prisijungusi prie leidyklos Balto galėjau išleisti labai įdomias, labai aktualias, sakyčiau, knygas. Viena iš jų yra Desperatiški veiksmai. Aš ją skaičiau angliškai jau prieš keletą metų ir jinai tais metais man tapo viena iš geriausių perskaitytų knygų per visus metus. Labai skaudi, labai aštri, bet man atrodo, kad daugeliu iš mūsų, ypač mano amžiaus moterų, jinai yra labai pažįstama, jinai yra labai, gal net ir žiauriai pažįstama. Tai yra knyga apie santykius, bet pirmiausia, tai yra santykius su savimi, su savo kūnu, su savo seksualumu, su savo požiūriu į save, į tai, ką tu leidi su tavimi daryti, kaip tu leidi su tavimi elgtis. Jinai tikrai yra labai labai nepatogi ir tai yra viena iš tų knygų, kur man atrodo, pirmiausia, norisi tą pagrindinę veikėją, kuri yra bevardė, tiesiog papurtyti. Bet man tas yra labai geras ženklas, kad tai sukelia tokias stipres emocijas, kad aš net jaučiau, kaip kūniškai mano kūnas reaguoja į šitą knygą, į tą tekstą. Nuostabi tikrai knyga, sukelianti labai daug minčių, labai daug emocijų, puikus Uzėlaitės vertimas. Tai labai rekomenduoju, ją rekomenduoja ir Knausgardas, žymus rašytojas. Tai meilės romanas, bet labai labai kitoks, labai aštrus, labai šiuolaikiškas. Tai didelės rekomendacijos. Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad pagaliau mes turime lietuviškai Pulicerio premijos laimėtojo knygą Artūras Vargas, nuostabus Inos Rosėnaitės vertimas. Ir tuo pačiu viena iš tų puikių istorijų, kur kalba yra atskiras veikėjas. Autoriaus gebėjimas papasakoti yra atskiras veikėjas. Artūras Vargas yra tarsi tas žmogus, apie kurį neturėtų būti rašomos knygos, nes jis yra vienas iš tų žmonių, į kurį tu turbūt gatvėje net neatkreiptum dėmesio, į kurį tu gal net bendrame vakarėlyje neatkreiptum dėmesio, bet tuo jis tampa tobulu pagrindiniu veikėju, nes staiga visos tos jo nesėkmės ir tie visi dalykai jo gyvenime, kurie daro jį neišskirtiniu, padaro jį nuostabiai įdomiu ir nuostabiai žmogišku. Tai tikrai labai labai faina knyga ir tuo, kad skaitydamas, nors apimtis nedidelė, apkeliauji labai didelę dalį pasaulio kartu su Artūru, kuris yra labai smagus, kuris patenka vis į netikėčiausias situacijas. Tai tam tikra prasme tai yra ir nuotykinis romanas apie labai intelektualų ir labai nesėkmių kamuojamą rašytoją. Tai tiems, kurie mėgsta knygas apie knygas, tiems, kurie mėgsta knygas apie rašytojus ir tiems, kurie ieško intelektualios, bet nenuobodžios, nepretenzingos literatūros, labai labai rekomenduoju pabandyti.